prieš keletą metų vienas mano klientas, nedidelės įmonės savininkas, nusprendė, kad jam atėjo laikas išmokti kažko naujo, atėjo laikas atrasti save. Ir kaip daugelis kitų žmonių, jisai nusprendė, kad norint atrasti save ir išmokti kažko naujo, jam reikia važiuoti į Indiją, į kalnus. Nes jo manymu, tikras mokytojas yra tas, kuris daro jogą arba medituoja kur nors aukštai kalnuose. Ir aš jo po to nemačiau gal pusę metų. Ir žinot, kai po pusės metų mes su juo susitikom, jisai man sako, žinai, Andriau, kartais gyvenime reikia pabėgti labai toli, kad suprastum, jog nuo savęs tu niekada nepabėgsi. Ir iš tikro aš absoliučiai tam pritariu, kad gyvenime kartais norisi pabėgti. Ir norisi pabėgti nuo visko, nuo visų, atsitraukti, kad ramiai kažką išmokti. Norisi susirasti tą dvasingą mokytoją, kuris tave išmokins kažko naujo, kažko neregėto, kažko negirdėto. Tačiau būkim realistai. Aš žmonės mokinau 20 metų. Ir žinot, išmokau vieną paprastą dalyką. Kad jeigu mokinys pamoką išmoko gerai, dažniausiai tai yra ne mokytojo nuopelnas, o mokinio atviros širdies. Ir aš pilnai tikiu, kad tam, kad išmokti dalykus, mums nereikia keliauti už jūrų marių į kalnus, ieškoti paslaptingų mokytojų, žinančių kažkokius receptus. Mes tas pamokas galim išmokti savo kasdieninėme gyvenime. Todėl aš ir noriu su jumis pasidalinti keletu pamokų, kurias aš išmokau ne iš kažkokių mokytojų gyvenančių aukštai kalnuose, ne iš kažkokių gudrių išminčių, bet iš paprastų kasdieninių situacijų ir paprastų žmonių. Pirma pamoka, kurią noriu su jumis pasidalinti, man nutiko prieš gal 7 metus. Atsimenu, pas mane įmonėje dirbo toks vaikinukas, tai buvo jo antras darbas. Jam buvo 19-20 metų ir jisai dirbo pas mus call centre. Ir žodžiu, jo darbas būdavo skambinti potencialiems klientams ir organizuoti man susitikimus. Ir žinoma, kartais tuos susitikimus aš imdavau ir savo kolegas, ypač kurie darydavo skambučius. Ir aš atsimenu, jis skambino į vieną įmonę, suorganizavo man susitikimą ir su dideliu nerimu jisai man sako, prieš pat važiuojant pas tą potencialų klientą, sako, žinai, Andriau, sako, žiauriai bijau pasivažiuoti. Sako, kodėl? Sako, supranti, toj vietoj, kur aš dirbau prieš tai, sako, lygiai prieš metus, mes jau darėm šitą įmonį ir būtent šitam vadovui pardavimus. Ir sako, aš buvau nuvažiavęs pas jį į įmonę ir sako, mes taip žiauriai apsigėdinom, sako, taip žiauriai apsišūdinom, kad sako, aš tau garantuoju, man gėda pasivažiuoti, jisai atsibys. Aš sakau, tu nepergyvenk, nemyšk į batą, niekas tavęs neatsimena, tu per daug save susireikšmini. Na, aš jį kalbėjau, nuvažiuojamės pas klientą. Sėdim, valandą laiko praėjo, pardavimas vyksta fantastiškai, radom bendrą ryšį, radom kontaktą, susikalbam. Ir žodžiu, po valandos klientas sako, žinot, sako, hebrytas, sako, va jūs, sako, jūs gerai pardavinėjat. Sako, bet žinokit, prieš metus čia pas mane, sako, buvo atvarę tokie grybai, sakė, tokį šūdą malę taip gėdingai pardavinėjo, sako, dar iki šiol atsimetu. Ir žinot, aš sėdžiu, negaliu sulaikyti juoko, kadangi tas grybas, apie kurį jisai šnekėjo, sėdėjo tiesiai prieš jį. Tai buvo mano kolega, kuris sėdėjo šalia manęs. Ir iš tikrųjų tai buvo žiauriai gera pamoka. Net jeigu žmonės ir atsimena dažnai veiksmus, kuriuos mes padarėm, net jeigu ir juokiasi kartais iš mūsų, tačiau mūsų pačių dažniausiai neatsimena. Ir aš galvoju, mes patys dažnai linkę susireikšminti ir per daug rimtai save žiūrėti ir galvoti, kad visi per daug gerai apie mus galvoja, per dažnai mus atsimena. Netokie jau mes esam išskirtiniai ir įsidėmėtini. O antra pamoka, kurią norėčiau su jumis pasidalinti, tiksliau daugybę pamokų. Ir labiau norėčiau pasidalinti ne pamoka, o savo mokytojais. Tai yra patys svarbiausi ir patys didžiausi mano gyvenimo mokytojai, visgi yra mano vaikai. Aš turiu 3 jau suaugusius vaikus, 18, 19, 21 metų. Ir iš tikrųjų didžiausias gyvenimo pamokas aš išmokau būtent iš jų.
Ir iš tikrųjų jiems nereikėjo būti išminčiais, jiems nereikėjo medituoti kalnuose, jiems nereikėjo sėdėti kažkur toli atsiskyrus nuo visų. Iš jų išmokau daugybę didelių ir svarbių pamokų, kaip kad tu turi būti atviras ir mokinti savo pavyzdžių, nekalbėti tuščiai, o rodyti, įkvėpti savo pavyzdžių, ne? Nes jeigu tėvas rūko ir sako, klausykit, chebrytę, nerūkykit, nes bus blogai, vaikai vis tiek rūkys. Taip, kad mes turim išmokti vieną dalyką, ne mes turim patys rodyti pavyzdį, o nemokinti tik tai žodžiais. Ir svarbiausias dalykas, kurio jie mane išmokino, tai buvo tai, kad mes visi žmonės esame absoliučiai skirtingi. Ir viskas gerai būti skirtingiems. Ir viskas gerai domėti skirtingais dalykais. Ir viskas gerai turėti skirtingas emocijas. Ir viskas gerai, jeigu mes vienas kito nesuprantam. Ir viskas yra gerai nebūti vienodiems. Mano vaikai mane išmokino kiekvieną žmogų priimti būtent tokį, koks jis yra. Nes man reikėjo išmokti bendrauti, reikėjo net išmokti neteisti, reikėjo išmokti priimti ir reikėjo išmokti vertinti juos kaip kiekvieną atskirą asmenybę. Taigi, ką aš to noriu jums pasakyti? Kad iš tikrųjų tam, kad išmoktumėm gyvenimo pamokas, mums nereikia gudrių ir didelių mokytojų. Ir kiekvieną kartą, kai mano bet kuris klientas man pasako, kad jisai daug išmoko, nes aš buvau geras mokytojas, aš visada jam sakau, kad tai tu buvai geras mokinys. Tu atėjai pas mane atvira širdim. Nes, kaip sakydavo mano senelis, į kibirą pilną mėšlą pieno neįpilsi. Ir net jei kibiras tik pusiau pripildytas mėšlą ir ant jo užpilsi pieną, vis tiek gausis mėšlas. Todėl prieš įpilant pieną į kibirą, kibiras turi būti švarus ir išplautas. Ir žinokit, viskas yra būtent taip su mokymusi. Mes galime išmokti daugybę dalykų ir viskas yra mūsų rankose. Nereikia ieškoti mokytojų kitam pasaulio gale. Nereikia keliauti į tolimiausius kraštus. Ne, aš nemanau, kad tai yra blogai. Tačiau dažnai mes tai pasirenkam kaip vienintelę sąlygą, padėsiančią mums kažką išmokti. Tačiau mokymuisi visada reikalinga atvira širdis. Mūsų galvose, mūsų širdyje tiek daug šūdo, tiek daug svetimų įsitikinimų, tiek daug svetimų kompleksų, tiek daug svetimų problemų ir tiek daug svetimų dalykų, kurie neturi nieko bendra su mumis, tiek daug svetimų nuomonių. Ir visa tai dažnai mus tempia žemyn. Ir visa tai dažnai mus įstato tarp keturių sienų. Tarp sienų, kurios neleidžia mums išmokti nieko naujo. Ir mūsų galvos kaip tas kibiras pilnas mėšlo. Todėl aš tikiu, kad jeigu mes norim tapti tikrais lyderiais, jeigu mes norim tapti tikrais lyderiais mūsų artimiesiems, jeigu mes norim tapti tikrais pavyzdžiais, pirmas dalykas, ką mes turim padaryti, tai sugebėti paleisti visą tą mėšlą susikaupusi mūsų galva ir būti atviriems. Nes mes išmokti galime daug ir iš visų, iš kiekvieno praeivio, iš kiekvieno sutikto žmogaus, iš savo tėvų, iš savo artimųjų, iš savo vaikų. Todėl linkiu jum kiekvienam nenešioti mėšlo savo galvoj. Išsiplaukit, išsivalykit ir būkit atviri. O mes susitiksime greitai.